Pasiklausykime Evangelijos, kurią medituosime visą savaitę. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš atėjau žiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėje ramybės? Ne, sakau jums, ne ramybės, o ne santarvės. Nuo dabar 5 vienuose namuose bus pasidalyję, 3 prieš 2 ir 2 prieš 3. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną, anyta prieš marčią ir marti prieš anytą. Tai Viešpaties žodis.